Sveiki visi. Indukcinė kaitlentė. AEG elgiasi taip. Įjungus klaida E9 ir pati išsijungia. Jeigu vėl įjungiam, nieks nesidaro, po kiek laiko užgesta. Na, ir toks elgesys. Tai bandysim žiūrėti, kas jai darosi. Čia jos kita pusė. Ir jeigu kam įdomu, ar gal pas kažką būtent toksai modelis bus, tai galite pasižiūrėti. Dreba rankos. Na, kažkas tokio. Nu ir atsidariau, nusėmiau tą dangtį jau. Atsidariau, aš čia pradėjau ieškoti biskį. Tai, nu čia šitie nusėma blynai, bet aš juos uždėjau atgal. Čia yra tas juodas, nesimato gal. Tai ten yra diodų tiltas tiek vienoj pusėj, tiek kitoj pusėj. Nu tai pažiūrėjau, iš diodų tilto ateina įtampa 12 voltų. Tiek šitoj pusėj, tiek šitoj pusėj. Paskui pažiūrėjau į šitą fiškę irgi ateina 5 voltai. Čia yra 3 kontaktukai. Na, tas pats būtų kaip čia užmauta, nes čia jos ir susieina. Vien žodžiu 5 voltai ateina. Vienas minusas, kitas 5 voltai ateina, o paskui jau problemos šitoj valdymo platoj. Tai mano toksai spėjimas, nes visur įtampos, nu jau čia taip grubiai yra, dar tiesą patikrinau tas rites, jos irgi sveikos, viskas gerai, ant prazvonkės pypia. Ir vienu žodžiu valdymo platoj. Paskui pažiūrėjau, čia jau yra lipdukas su Electrolux. Nu tai Electroluxu, šito AEG ir dar ten kažkokio, tai eina vienodos, tos man atrodo platos. Ir jau spėju, kad šitą platą keista, nes tas žmogus sakė, kažkada jau irgi remontavo, tai spėjau, kad jam keitė irgi tą platą. Nu, nesigilinau, bet aš taip tokį spėjimą dariau. Ir dabar tai kažkaip kaip jau sumečiau, kad platoj problema, tai pradėjau atidžiau žiūrėti ir kamera gal to neperduos, bet visi takeliai, praktiškai visi, čia yra tokie patamsėjimai, tai jau čia yra korozija. Ir kai apžiūrėjau, tai visur praktiškai ir šitie taškeliai, kur pereina į antrą pusę, irgi visi paburkę, pažaliavę ir korozija. Vienu žodžiu, šitą platą keisti reikia irgi. Čia dar, jeigu pavyks, tai pabandysiu kažkaip tai priartyti. Tai šitas jau, čia matosi, buvo toks kauburiukas žalias jau. Nu tai aš taip sakiau, kad čia, tai tik biskį pabraukiau ir kontaktų jau takelių nėra.
Ir spėju, kad čia dar ne viena vieta bus, nes vat, pavyzdžiui, kur čia tas mano, jau dabar pasimečiau. Va, šitas takelis irgi visas va, apsioksidavęs, va, tik tai patrini ten ir krenta tie visi. Vien žodžiu, ką čia daugiau rodyti. Sutrūnijus valdymo platą ir nepasileidžia. Tai čia aš jau šituo neužsimsiu. Savininkas sakysiu, kad arba tada veškis į servizą, tai jie ten tų platų ar turės, ar kaip ten, jie greičiau tą padarys, negu aš čia kažkokių ieškoti iš kinų, aš čia dabar nesiruošiu, neapsimsiu. Tai turbūt toks tas remontas bus ir toks mano spėjimas, nes čia daugiau nematau ką. O dar kai biskį irgi googlinau, tai ta E9 klaida, tai lyg ir yra, kad nėra ryšio tarp valdymo platos ir šitų visų maitinimo tau platos. Tai tokia mano išvada ir va, toks tas nepavykęs remontas, bet aišku, kad plata jau gatava. Vat jų, aš čia prieš tai buvau tvarkės, neatsimenu kokios ten jau tos firmos, tai buvo tie neveikiai jungtukai sensoriniai, ten kitoks padarimas, o šitos jau vat su spyruoklėm, kaip ir šita problema įspręsta kontakto, bet visa kita yra niekam tikęs. Gerai, daug čia ir nekalbam tada ir sakau aš jums iki.